upėtakiuks. Jeigu aktyvi žuvis, labai greit gali pasigauti. Žuvis, kur jūs? O, yra. Šiandien dydis neblogs. Labadiena, brangus lietuvaičiai. Einam padarysim video šiandien apie putenteiką, nes labai daug kas klausinėjat, kur žvejot, kaip žvejot, kiek kainuoja. Tai šiandien esam nedideliam Solerodo miestelyje, kur yra putenteikas. Padėk ir paimk ir einam žvejot. Šogeruks eina pirms, o aš viską jums papasakosiu, parodysiu. Va, tai turim tokias taisyklės. 3 valandos 3 upėtakiai 200 kronų, 5 valandos 5 upėtakiai 250 kronų, 10 valandų 8 upėtakiai 300 kronų. Šeimos korta. 2 suaugę, 2 vaikai. Žemiau negu 14 metų, 4 valandas 500 kronų. 8 upėtakius galim pagauti. Čia susimokėti numeris. Arba už 30 metrų, ten va ir būdelė, nueisim parodysiu, grinais gali susimokėti. Žvejybos kortelę reikia išsipirkti 15 minučių prieš žvejybą. Taisyklės. 1 meškerė, 1 kablys žmogui. Galim žvejoti tik išsipirkus bilietą, valyti žuvies negalima, žodžiu. Tai va, einam dar parodysiu, kur mokėti. Reikia susimokėti, nes šogeruks pradės gaudyti. Tai mes turim tokį apsą, sumokam 500 kronų, nes mes tikimės pagauti 10 žuvų dabar. Vakar prileido, tai jeigu bus aktyvios, pagausim. Ir labai paprastai per apsą. Viską čiuk, susimokė. Va, įmoka padaryta, galim žvejoti. Einam parodysiu, kur susimokėti, jeigu grynų pinigėlių turit. Buvo panaikinę grynus pinigėlius, bet labai daug žmonių yra, pavyzdžiui, kiti lietuvaičiai atvažiuoja ir neturi tos programėlės. Tada ateini čia va prie aviokų. Ir yra va tokia būdelė, seifas, užpildai popierius. Netgi vokiškai parašyta. Čia va įmeti pinigėlius į šitą maišelį ir įmeti į kasą, į automatą. Ir pribetonuotas, vagiai galit nevažiuoti, kiekvieną dieną išima. Va, tai šiandien tokio ekspromptų biškį pažvejosiu, biškį pažiūrėsiu, biškį papasakot, pamėginsiu. Daugiau noriu kažkogeruks prisigaudytų, prisižvėjotų. Mes galim pagauti 10 žuvų, bendrai žvejodami. Tai vakar įleido žuvį, po įleidimo, jeigu aktyvi žuvis, labai greit gali pasigauti. Jeigu neaktyvi, gali būti biškį sunkiau. Pirmas dalykas, kai ateini prie prūdo, bent jau aš kaip darau, pasižiūriu, ar kur nors yra aktyvi žuvis, ar šokinėja ar nešokinėja. Jeigu neaktyviai nešokinėja, tada bandai žiūrėti, kur vėjas pučia. Kažkodėl dažnu atveju ten, kur pučia vėjas, ten daugiau žuvies pasigauna. Jie būriuojas tenai. Tai dabar ein vėjas pučia ten, į kitą pusę ir ten matėm, žmogus jau traukė žuvį ir praeitas iki mes ten nemažai sugaudėm. O užpraeitą kartą tenai gerai sugaudėm, nes į tą pusę vėjas pučia. Einam pažiūrėsim, pamėginsim. O čia turim tokią triubą. Tenais nuo kalno atvažiuoji, prileid žuvės. Žmogus jau 2 pagavęs. Anta ten irgi iš tinkliuko trauka. Tai judesys vyksta. Labai fainiai. Nenoriu prieš vėją mesti. Taikė sunkia, blizgė. Reikėjo tenais tuo tarčiau. Prie triubos. Nors tas jau turi 5 išsitraukęs. Nu ką, einam bandam žiūrėti. Na, nežinau, ar kam čia matysis. Kaip? Visuose galuose. Turim vartyklės, tokias gražias. Dedam, kuo sunkesnė, kuo toliau užmesk eit, o paskui žiūrėsim, kaip čia seksis. Ėmiau biškį didesnį licenciją po 5 žuvis. Gal gretą surinksim. Vėjelis put. Žuolis. Bet nesimato, kad šokinėtų. Žuvis, kur jūs? Nejam kol kas, ne? O? Greta, reik paimt kamerą, pafilmuot šogeroką. O, žvejys. Žuveliokas. Šiandien dydis neblogs. Su visom žuliam. Nu va. Putenteikinis upėtakiuks. Kiek čia trukom? 10 metimų maksimum ir pakirta. Nu, turi specialų raktą. Hop. Kaip čia egzekucija, kad neskankintų. Nu, kilogramiuks 1,5. Ledelis. Einam toliau, bandom. Kokias spalvikė pagavai?
Violetinė tamsi. Ta pati, kur... Ta didelį ištraukiai. Nu va. Aš dar pamėginsiu su... Kits jau numėjau susigaudė turbūt žuvį. Ar čia to vamžė? O, yra. Ar matot, ponai žiūrovai? Gerai, kad neužmetė. Gali pagelbėt mane. Pabėga. Pabėga žalis. Ne, čia iššojo iš dantų. Būna ir taip, kuo daryti. Bliamba, aš noriu kuo greičiau ištrauk parodyti visiems. Gražią žuvį. Žuvėliaukai. Nebuvo gerai įsikandęs. Kiba vėl. O, žaltys. Šuo gero sekas. Kaip bėga. Jis to jau čia viską sugaudys už manim. Man nereikės nežvėjoti. Neblauks, ar ne? Sportininkas. Oba, yra. Iškrito. Akšin. Ateik čia pasimt. Žioplys beniušis. Greta parodė, užvačia gauda tokį gražią vablėsgį, matot? Nu, pats maloniausias dalyks ant tokius pinigėlį. Reikia ir muni ištau bent vieną, Gražiai. 3, 2, 1. Minusas šitos ūdros vasarą labai užžal. Nu, kur jūs žuvėliaukai? Kabin? O. Kur tu esi? Tu esi po manim. Kiek jau trečias traukia? Soskis, nu. Palauk, aš išsitrauksiu. Meškeriu. Aba. Manim švogeris pradeda erzinti. Nedaug mani žuvis pasigauti. Gerai, aš varau kit pusį. Aš varau ten, kur tas dėdė žvejoja. Ten bus patogiai užmest gal. Nu, čia ką tai buvo dėdė su vaiku, bet jis mažą licenciją išsipirko, tai pasigavo porą ir išleikė numiai. O, švogeris vėl įkalė. Ten žvėjai kiti, mato, kur žmonės gaudo, greitai pritamp. Kartais spalva, kad ir kokią mėgstamą turi, nelabai gali naudot, nes trūksta gramatūros spalvai. O, įkalentai kolega iš kitoj pusėj krantą. Toks vaizdas, kad jie per vidurį yra upietakiai. O aš negaliu numesti. Nik nebus. Reikia dėtis sunkia artilerija, nes vėjas yra didelis. Ir tu gali papūsti uodegą. O jeigu jie aktyvus ir daug jų ir kimp, tai realiai ant visų spalvų. Dedam patį sunkiausią, kiek čia ir gramatūros. 5 gramai, o. Kažvėjus, dabar kit pos matysit iš karto. Švogeris paren, sako, nesutvarkato žiūliau. O. Dabar numet ten, kur nori bent jau. Bent jau kur žuvis tau. Kai jūs matytumėt, kaip gulbelis daro milių. Nematysit. Pirmsyk matau, kaip gulbis. Žiūrėk, kaip gulbis dar milių. O Jėzus Marija, meilė, šokis nesmatys. Eik, tu sako, gražia. A matot. Gulbis padarė milių. Tu trauk. Kiek jau ištraukėm? 4. Nu, dar 6, dar čia reiks sportuoti. Nieka, aš tą prisižvėjuosiu. Tavie atostogas tu trauk. Nebus, kad mes klaidą padarėm, ten geriau buvo. Opa, jest kontakt. Hoplia. Gera spalva. Fioletinė numeris 1 šiandien. Bet matai, iš anos pusės, čia man nėra žuvis. O, vertuškė. Sportininkiuks. Galėsim kur liet suvirti. Jei negali paleisti, čia žuvies ir draudžiama. Aišku, nieks nematytų atkabintų paleistum. Biški mažas. Cielas eis į rūkyklą toksai. Tu gerai. Normaliaks. Vėl turi. Gerai, kad pabėga.
Pasikorė. Tai nemačiau, ble. Ką, reikia šlipti medį? Oi, čia plys beniušis. Gerai, bet reikia pirmą žuvį pasigauti. Esam droną tada gaudyti. Drons ir medyje. Pirms į gyvenimą. Kap užsimaniau myšti, ne tas žodis. Tavo gali būti gerai arba šitą. Nu to aš dabar užsidėjau vieną. Ai, nu jo. Bet toks vėjuks nemažas. Ką? Vėjuks nemažas. Turi tu? Na, va, kaip puikiai. Galiu tik tai įmesti. Sačiok. Nuostabybė. Nediduks, bet sportininkas. Oi, koksai, išdykėlis. Nieka, aš nemoku žvejot. Man tam kamerą paėmiau rankas iškart. O, žiūrėk, rūpužė pabėga. Bet realiai reikia eiti aplink prūdą ratu, nes kitas iki jie mažais ratais, kurio kartais dideliais ratais. Kartais aplink visą prūdą, kartais tik tai vienoje vietoje kokie nors dauboj. Labai skirtingai. Ir būn kartais kibimo valanda. Su tais upėtais. Būn niekam nekim. Prie kranto sėd žmonių, visiems sakim. Toks vaizdas, kažkai lemputė įsijung fazė. Ir užsinor tada valgyt visi žuvis. Kartais būn prie dugno prisispaudžia, labai lėtai reikia vyniot. Kartais reikia padžigaut, patvičint biškį. Nu visai būn, žodžiu. Kažką daryt, nereikia sukt galvos. Ir tada lengviau būn. O įkirta kolega kitoje pusėje. Tik šitam ežeriukį didelių neprileidžia. 2 kyla didžiausia, gal 3. O, pagaliau, išprašiau. Turpužė pasileido. Tu gyvatė, nu. O, pradėjo šokinėt. Atėjo žuvis čia. Labai gerai. Vienai šoka, antrai šoka. Ratuką padarė per visą ežerą turbūt. Ežeriuką. Galėtų būti, vat, kaip Lietuvoje, kad yra, kur tu gali ateiti, neimt žuvies, tiesiog susimokėjai ir pasportuoti norėčiau. Nes ta žuvis kartais, kur te dėsi, o čia esi priverstas nešt namo, ieškot kas nori jos, atiduot, padovanoti. Bet būn dienų, kad ir nieks nekim, nes buvo praeitą kartą kitam iš ryto čia prisigaudėm, paskui po pietų važiavom kitą prūdą ir nieko, vieną kibimą šogeruks turėjo, ištraukė gražuolį ir daugiau šokinėja, duoda žuvis aplinkui, bet nei kliova. Opa. Nu pagaliau. Ui, kaip prašo. Negali atleisti, nes nėra užkarpėlės. Ui, koks agresyvus. Ir kartais va pabėgi mane. Piktas. Tokie 1,5–2 kg ir pikčiausias rūpužė. Nebent čia šiam kažkur neten įkabinau, tai dėl to jis taip ir bėga. Oi. Arba neugi čia toks, nedidelis, bet piktas. Bet smagu, vas tokia meškerytė, ultralaito. Fantastika. Labai piktas. Labai piktas. Na, biški per žando šoną įkirtęs, nepataikė, dėl to jisai ir traskas. Galiu aš jums parodyti. Išimam blizgutę. Gerai, svarbu įsikabinės. O. Fantastika. Šitas blizgutės perkame arba AliExpress ir dar kažkur. Gražuolė. Nu va, šokeruks dar pagavo vieną nuo pusėje. Šio, dar vieną pagaunam ir važiuojam numiai. Nu kų žvejai, sveiki, parlėkėm numiai. Droną išgelbėjom su šokeruku, viskas gerai. Baigė žvejybą, sparniuks biški ir palaužits. Bet nieko tokio. Turiu sparniuką atsarginių. Tikiuosi pats dronas veiks. Turėtų būti sveiks, aš jau greitai išjungiau, kol ten tarkavos. Tai 1 ar 2 sparniukai. Tai žvejyba labai puikiai.
pagavom 9 upėtakius, dar turėjom kelis kliovus, bet nuėmė kaip su diena. Tiesiog dingo kibims ir viskas, turbūt reikia vėl pralaukti kažkiek laiko, bet mes labai skubėjom, turėjau važiuoti pasimti techniką, žodžiu, reikalų visokių. Ir tai tokia ta žvejyba, šį visur prileido žuvies, gal rytoj vėl lėksim į kitą prūdą, jeigu netingėsiu, pasimsiu kamerą, gal vėl pafilmuosiu, vėl papasakosiu. Šį kartą buvo apie tą mažiuką, Solerodo prūdelį, čia daugiau aktualų Danijos žvejam, kas nori žvejoti, nes tik įdedu kokių nuotraukų ar ką nors, kur pagavai, kiek mokėjai, kaip čia žvejoti, kaip čia gaudyti, tai va, sudedu visą tą informaciją. Gal jeigu kažką nenufilmau, tai aprašymą dar parašysiu, kainas, vietą, kada žvejoti, kaip kur, o tokių mokamų prūdelių tai iš tikrųjų labai daug Danijoje ir kai jau visiškai nėra ką žvejoti, tai galim varyti ir tokį pudenteiką. Tik sakau, gaila, kad nėra sportinės žvejybos, nes aš dažniau gal pažvėjau šitą sportinę, kur paleidi to žuvį ir viskas. Bet ir kaip ir, suvalgysim, išrūkysim žuvį. Tai viso, iki kitą kartą. Čiau.